Sveiki visi, šią gražią saulingą saulėtą dieną. Sveikiname su jumis iš Vingio parko Vilniuje, kur kaip ir kiekvieną antradienį atliekame 10:30 prieš pečių mankštą. Tai kad ir kur esate, ofise, biure, namuose ar lauke, kviečiame visus prisijungti ir atliekame mankštą. Taigi pradedame. Pradėsim nuo krūtininės dalies, pasisuksiu šonu, kad matytume, ką atliksime. Ištiesiam rankas ir atitraukiam mentis viena nuo kitos ir suvedam atgal. Vėl atitraukiam, šiek tiek galite susikūprinti, pajuskite tempimą užpakaliniai daly tarp menčių ir grįžtam atgal. Ir vėl, ir kartojam. Iš viso atliekam 10 pakartojimų. 1, 2, 3 ir kartojam taip. Atlikite judesį pilną amplitudę, pajuskite tempimą. Gerai, ir dar 2. Ir 10. Gerai, atpalaiduojam rankas. Šiandien mankštą skaidysim kūno dalimis, bus kojos, rankos, tam, kad viena kūno dalis spėtų pailsėti. Tai pereisim dabar prie kojų, atliksim bazinį pratimą, tai yra pritūpimą, bet kartu įtrauksim dar šiek tiek į rankų judesius. Taigi, tūpiam, stengiamės paliesti žemę su rankomis ir ištiesiam rankas į viršų. Ir vėl, pritūpiam, paliečiam žemę, iškeliam rankas į viršų. Palietimas žemės mums padės išlaikyti tiesesnę kojų padėtį. Žiūrint iš šono irgi stengiamės išlaikyti tiesesnę nugaros padėtį, paliečiam žemę, keliam rankas į viršų. Ir lėtai neskubėkit. Taip, laukia karšta, žinau, kad niekas nenori suprakaituoti, bet šiek tiek teks. Gerai, ir dar porą pakartojimų. Gerai, ir viskas. Atsipučiam, prasivedinam visą prakaitą, tęsiam toliau. Gerai, pereisim vėl prie krūtininės dalies, tačiau trauksim ir rotacinius judesius. Ištiesiam abidvi rankas į priekį, kojas galite pastatyti plačiau. Ir darom pasisukimus į vieną pusę už nugaros ir grįžtam. Ir vėl keičiam pusę į vieną pusę ir grįžtam. Iš šono atrodytų taip. Daugiausia judesio stengiamės atlikti per krūtininę dalį, stengiamės nesisukti iš klubo, daugiausia per krūtinę, per liemenį. Ir dar po 5 kartus į kiekvieną pusę. Gerai. Ir galim sustoti, šiek tiek pailsim, padarom pertraukėlę. Gerai, tegul rankos, kojos, viršutinė dalis, apatinė kūno dalis pailsi, įtrauksim šiek tiek ir kaklo judesių. Tai stengiamės laikyti kaklą tiesiai, neutralioj padėti, stenkitės neišstumti per daug į priekį, per daug ir atgal, tiesiog natūraliai ir darysim kaklo lenkimus į šonus. Lenkiam kaklą, biškį pajaučiam tempimo, keičiam pusę. Vieną pusę į kitą pusę. Stenkitės išlaikyti žvilgsnį tiesiai, stenkitės nesukti kaklų į šoną. Įsivaizduokit, tarsi norit su ausim paliesti vieną petį ir kitą. Pečiai taip pat nekyla, jie yra atpalaiduoti ir
laikosi stabiliai. Lengvas tempimas ir keičiam pusę. Gerai, dar po porą kartų į kiekvieną pusę. Gerai, čia užteks. Žmonės dažnai klausia, kaip akcentuoti kvėpavimą pratimų metu, kadangi šiandien mankšta nėra labai intensyvi, galite kvėpuoti taip, kaip jums patogu. Dabar pereisim prie kito kaklo judesio, tai yra rotacijos, sukimo į šonus. Pradinė padėtis lygiai tokia pati ir sukame kaklą į vieną pusę. Galit nusistatyti kažkokį daiktą arba objektą, į kurį norite pasižiūrėti pasisukę. Taip išlaikysite tolygią judesių amplitudę pratimo metu. Stengiamės suktis tik tai iš kaklo. Stengiamės nesisuktis iš krūtinės. Turit pajusti lengvą tempimą kaklo raumenyse ir dar po porą pakartojimų. Gerai, viskas. Atsipučiam, paliekam kaklą ramybei, vėl grįšim prie kojų ir rankų. Na, kitas pratimas bus šoniniai įtupstai. Tai yra atsistojam tikrai gan plačiai. Kam yra sunku su kelnėmis, gali šiek tiek jas pasikelti, bus lengviau. Ir pabandom pasiekti su priešinga ranka, priešinga koja. Pasiekiam, op, atsistojam. Ir vėl. Priešinga ranka, priešinga koja ir atsistojam. Ir keičiam. Į kiekvieną pusę stengiamės padaryti po 10 kartų. Nugarą stengiamės irgi palaikyti tiesesnę. Tai yra, kai siekiame kojos, nesusikūpriname, per daug nesusilenkime, palaikome nugarą tiesesniai padėtį. Klubus metame atgal. Atsistokite pakankamai plačiai, kad turėtume patogiai daugiau vietos pasilenkti. Ir dar po porą kartų. Gerai. Ir atsipalaiduojam. Gerai. Grįšime prie pratimų rankoms. Tai kitas pratimas bus menčių suvedimas šiek tiek pasilenkus. Tai iš šono žiūrint pradinė padėtis atrodo taip. Šiek tiek klubus išmetam atgal, pasilenkiam į priekį. Nugara neturėtų būti susikūprinusi ir sulenkta. Palaikykite ją tiesesniai padėtį. Žvilgsnis gali būti nukreiptas į apačią. Laikome nykščius ir rankos gali būti šiek tiek sulenktos per alkūnės, neištiestos. Ir dedame nykščius atgal. Pajaučiam, kur yra judesio amplitudės pabaiga ir grįžtam. Ir vėl suvedam, užlaikom pusę sekundės ir grįžtam atgal. Ir vėl suvedam ir grįžtam. Kas yra svarbu, stenkitės neaktyvuoti viršutinės pečių dalies. Pečiai turi būti atpalaiduoti, daugiausia dirba užpakalinė nugaros dalis ir tarpumentis. Ir atliekame pakartojimus. Kas nori intensyvesnio pratimo, gali pasilenkti dar žemiau, taip prieš gravitaciją bus dar sunkiau.
Gerai, ir dar porą pakartojimų. Gerai, čia užteks. Gerai, pereisim prie kojų pratimų, įtrauksim šiek tiek ir pusiausvyros elementų. Taigi, atsistosim ant vienos kojos. Stenkitės pradžiai pastovėti, išlaikyti pusiausvyrą, kas ant žolės gali būti dar sudėtingiau. Ir darysim pasilenkimus į priekį. Stengiamės išlaikyti nugarą tiesesnėje padėtyje ir metam koją atgal. Dažnai žmonės daro klaidą, lenkdamėsi atgal, lenkdamėsi į priekį ir koją palieka toj pačioj pozicijoje. Taip jie negali pilnai pasilenkti su tiesesnė nugara. Taigi metam drąsiai koją atgal, tai pasižiūrėkit, kad neužgautumėt kolegos. Ir lenkiamės į priekį, tarsi norėtume pasiekti grindis su rankomis. Ne? Ir vėl lenkiamės, op, ir grįžtam. Pratimas turi būti atliekamas svarstyklių principu, tai yra daugiausia judesio atliekama per klubą. Ne per kelį lenkiamės, ar ne, o per klubą. Op, ir grįžtam. Kam sunku paliesti žemę, galit daryti ore, iki savo patogios amplitudės ir vėl. Op, ir grįžtam. Daugiausia apkrovos ir darbo turėtumėt pajausti sėdmenyse. Gerai. Dirbam, dirbam. Gerai. Dar porą pakartojimų ant tos pačios kojos. Jeigu iš stebinčių ir darančių mankštą pamatysit, kad kažkuris iš mano kolegų atlieka neteisingai arba pritingi, parašykit komentaruose. Gerai. Pakeičiam koją. Vėl metam koją atgal. Žvilgsnį galime išlaikyti žemyn į žemę arba į viršų. Lenkiame žemyn. Drąsiai meskit koją atgal, tai bus žymiai lengviau atlikti pratimą. Nekalbinkit, nes prarandu pusiausvyrą iš karto. Gerai. Ir dar porą kartų. Arba vėjas, taip. Ir paskutinis. Liuks. Taigi, sunkiausi pratimai jau praeityje. Galim šiek tiek atsipūsti. Gerai. Ir pereisim prie tempimų dalies. Tai pradėsim nuo kaklo tempimo. Palenkiam kaklą į dešinę pusę. Su priešinga ranka stengiamės siekti žemės. Pajaučiam lengvą tempimą ir užlaikom šitoj padėtį. Tempimą galime laikyti apie 10-20 sekundžių. Po mankštos jisai turėtų būti ilgesnis, tam, kad raumenis atsipalaiduotų. Gerai. Čia užteks. Atsipalaiduojam ir keičiam pusę. Gerai. Čia užteks. Pereiname prie tempimų kojoms. Kas gali, pabandykit atsistoti ant vienos kojos ir paimti priešingą koją į rankas, kad pratemptume priekinę šlaunų dalį. Gerai, ar visiems pavyksta? Liuks, super. Ir laikom. Viena koja dirba, kita koja atsipalaiduoja. Ir turim pajusti tempimą priekinį šlaunų dalį. Gerai.
Ir keičiam koją. Išlaikom pusiausvyrą, su priešinga ranka įmame koją ir tempiam. Gerai. Taip pat pabandom pratempti šiandien ir vidinę šlaunų dalį. Tai yra, atsistojam plačiai, pasvyram į vieną pusę, kitą koją visiškai atpalaiduojam ir užlaikom šitoj pozicijoje tam, kad pratemptume vidinę šlaunų dalį. Taip. Savotiškas kelnių tempimas. Taip. Gerai. Ir pakeičiam kitą pusę. Prisiminkit, giliai tūpti nebūtina, tiesiog svarbu koją pastatyti kuo plačiau į šoną. Gerai. Ir dabar pratempsim užpakalinę šlaunų dalį. Tai yra vieną koją statom į priekį. Šitą tempimą tikriausiai gerai žinot, dažnai jį atliekam, jis yra svarbus, nes sėdim dienos metu ilgą laiką. Šitie raumenys linkę šiek tiek sutrumpėti dienos metu, todėl jos karts nuo karto pratempti būtų naudinga. Ir užlaikom šitą padėtį, jaučiam tempimą užpakaliniai daly. Gerai. Pakeičiam koją. Ant priekinės kojos neperkelkit svorio, visą svorį laiko priešingą koją. Priekinė koja turėtų būti atpalaiduota daugiau. Gerai. Kojas pratempiam ir šiek tiek atpalaiduojam nugarą, ar ne? Iš lėto lenkiame žemyn, lėtai, slystam palei kojas. Visiškai galite atpalaiduoti nugarą, normalu yra ją sulenkti. Galutiniam taške užlaikom padėtį. Jeigu per daug tempia užpakalinę dalį kojų, sulenkit kelius. Tada pajusi daugiau tempimo nugarai. Šiek tiek palaikom ir iš lėto slystam vėl į viršų. Atsipalaiduojam ir pakartojam šitą dar kartą. Gerai, ir grįžtam į viršų. Visi sugrįžot. Gerai. Taigi, ačiū šiandien, kas prisijungė ir dalyvavo mūsų priešpečių mankštoje. Primenam, kad vasara nėra atostogų metas, kada galim nesportuoti ir nedaryti mankštos. Taigi, mankšta tęsis ir toliau ir kviečiam susitikti kitą antradienį. Taigi, ačiū visiems.